Tai, nu, tipo, kaip nutiko taip, kad tu pradėjai kažkaip fiksuoti savo gyvenimą dėl to, kaip suprantu, kad ta tavo atmintis nelabai fiksuoja jį. Nu ką, aš visą laiką rašydavau nuo vaikystės, bet šitas nelabai man veikia. Bandžiau šitaip saugoti atmintį, bet ne. Ką aš žinau, darau fotkas. Daug fotkinu dalykų, bet čia irgi nesąmonė, nes aš nufotkinu kažką ir po to žiūriu tą nuotrauką po kelių mėnesių, galvoju, kas čia buvo. Tai irgi nepadeda. Bet garsais irgi fiksuoju dalykus. Bet čia nelabai apie atmintį. O apie ką čia? Garsai yra labiau apie, kad man patinka, kaip skamba. Ai, nu jo, pirmas buvo, man šiaip jo, ką aš žinau. Biškai jo, iš dalies jo, gal jo gerai pasakė. Pirmas įrašas buvo Portugalijoje, Lisabonoje, kur mes sėdėjom bare, pavadinamai tai aišku, amazing. Ir grojo faro muziką. Tai va, tai ten buvo toks baras ir buvo gana tamsu. Ir aš kažkaip pagalvojau, bet tai su mano telefu tą nuotrauką, ką aš žinau, nieko ten nesigaus. Ir pagalvojau, bet tai čia muzika groja, tai aš galiu rašyti. Tai tiesiog bare? Jo. Ir tada man kažkaip klikino. Kitas vadinasi etc. faina pabaiga. Kad aš galiu rašyti dalykus vietoj to, kad aš jas fotografuočiau. Tai iš tikrųjų ta Lisabonos kelionė, čia buvo prieš 3 metus su pusę, buvo pirmas kartas, kai aš eidavau tenai, stovėjom eilėj prie baro ir rašinėjau Stupid Bar Music. More Bar patinka, bet čia bus labai daug Lisabonos. More Club nelabai išneša. Kaip ošia vandenynas rašinėjau. Bet čia beveik 9 minutės. Tokius dalykus. Ir po to kažkaip tai tapo tokiu linksmu įpročiu, tai pradėjau klausytis labiau. Atsimenu, buvau balkone Berlyne jau gyvendama ir buvo pirma vasaros audra. Ir labai gražiai skambėjo tas lietus tam vidiniam kieme. Bandžiau, man rodos, pagauti tą griaustinį, neatsimenu, ar pagavau. Bet aš ten viena stovėjau toj terasoj ir viskas taip jautos taip paslaptingai. Jūs klausotės Naros. Aš esu Adomas Zubė. Tai jau rašinėjai. O Rytė yra mano draugė. Mes vaikštom po Berlyną ir kalbamės apie gyvenimą. Labas vakaras, Adomai. Labas vakaras, Ryta. Kokia nuotaikėlė. Rytą pažįstu jau kokius 4 metus. Gerai atsimenu, kaip mes susipažinom. Tais metais abu buvom grįžę gyventi į Klaipėdą ir dieną naktį vaikščiodavom ir kalbėdavom apie tai, kas papuola ant liežuvio galo. Vaidindavom, rašėm scenarijus neįvykusiems filmukams ir labai daug juokdavomės. Laikau. Be komentarų. Kai tik susipažinom, Rytė man beveik iš karto pasakė, kad ji nieko neatsimena. Po kurio laiko ir pats pradėjau pastebėti, kad ji tikrai daug ko neatsimena. Būdavo, kad pasakoju jai kokią nors istoriją, kuri nutiko prieš savaitę, o Rytė jos jau neatsimena. Ji sakydavo, kaip man gerai, kiekvieną dieną atsikeliu naujas žmogus. Kažką paspaudžiau. Bet tai, ką Rytė pamirždavo, man niekada ir neatrodė labai reikšminga atsiminti. Kartais tokie nesusikalbėjimai su ja buvo gera proga prisiminti, kad tai, ką aš atsimenu, ne visada verta atsiminti. Kad santykiai ir nuotykiai vyksta čia ir dabar. Vakardienos įspūdžiai kartais telieka vakardienai. Tada nežinojau, o gal iš tikrųjų ir nesigilinau, kodėl Rytė tiek daug visko neatsimena. Ir tik po keletos draugystės metų, prieš mums pradedant šią dokumentiką, ji pasidalino savo hipotezę su manimi. Viskas prasidėjo prieš 11 metų, per Rytės mokyklos išleistuves. Tomis dienomis Rytės smegenyse kažkas pasikeitė.
Vilkėjau tokią ilgą ružavą suknelę, ružavus aukštakulnius, nelabai aukštus, tokį ružavą rankinuką. Buvo ružava mano tema. Aišku, mes ten visi gėrėm tą šampaną. Tai nebuvo pats blaiviausias momentas, kai jau ten mane visi kaunojo su šampano taurėm, bet man vis dar labai miela kažkaip. Tai jūs gerat šampaną per tas išleistuvės? Nu, turbūt ne šampaną, kokį proseko, nežinau. Ai. Putojantį vyną. Nu, bet ne tekila. Ne tekila. Gal vėliau buvo ir tos tekilas. Aš tai labai greit prisigėriu. Nu, nes man jos buvo daug tokių emocijų. Tos taurės buvo su braškam viduj. Žinai, kaip kartais gero žmonės šampaną su braškam. Ir aš turbūt gal kai mane kilnojo ir gėriau už tą šampaną, kažkokia braška nukrito ant mano suknelės prieko. Išsitepiau žodžiu suknelę ir mamai buvo labai gėda dėl to. Tai nebemačiau aš tos suknelės niekada. Nesidžiaugia labai mano mama ir kitą dieną jinai vis dar buvo pikta. Pasakė man apie tas braškas ir kad aš buvau labai girta. Bet aš norėjau, kadangi daug tų mano klasiokų gana greitai jau žadėjo išsikraustyti kitas šalis, kur jie studijuos. O mano 2 artimiausi draugai mokykloje tuo metu buvo toks Lukas ir Marija. Nes ten, žinai, tu buvai moksliukė, aš irgi buvau moksliukė, tai man atrodo ten... Ir mes visi 3 labai gerai sutarėm. O tu kalbėjai su Luku kažkiek, ar ne? Ir aš norėjau su jais susitikti. Nu ir pakalbėti, kas ten įvyko po to, kai aš išėjau. Nu ir šiaip pahenginti su savo draugais, ką aš žinau. Nežinau, kada mes susitikom, galbūt tai ir būt papiet. Nebuvo tamsu. Jo, aš tai iš tikrųjų net neprisiminiau, kad tas buvo diena, aš buvau ten naktį kažkur buvo, bet... Ir mes tada nuėjom pavalgyti tai kinų restoraną senamiesty. Atsivėrė mano atminties lopeliai. Ir mes sėdim ten viduj, kas gana tamsus, man rodos, tas restoranas. Sakau, labai mažai, ką atsimenu, bet tikrai buvo gan scary. Ir kažkuriuo metu pradėjau labai keistai jaustis. Viduje kažkaip galvoju, toks kaip ir kaitimo jausmas, kad kažkaip jautęs, kad iš vidaus kilo tokia kaitra. Nežinau, kad smegenis taip labai keistai jautęs, tokia perkaita. Tavo smegenis būtų kaip kompas perkaitas. Ir tada aš supratau, kad man labai reikia šviežio oro, išeiti lauką ir atsivesinti kažkaip. Bet to pačiu ir kažkaip kalbėti buvo sunku. Jo, sakiau, man reikia eiti lauk. Ir gal net nepasakiau, tiesiog gal išėjau. Ir išėjau lauk ir pradėjau tiesiog eiti. Nes jaučiausi tiesiog taip keistai, kaip gyvenime nebuvau jautusis. Tokia biškė pasimetus, taip aš lyg ir matau, kas aplinkui, bet nesuprantu, kas vyksta mano viduj ir kaip išspręsti šitą problemą. Nėra taip kaip bloga, žinai, ir tiesiog nori vemti ar kažkas. Visiškai kitaip. Ir tada pradėjau eiti link parodų rūmų. Ir ėjo iš paskos, nes jie irgi, aišku, nustebo, kad čia kažkas tokio keisto. Ir jo, ir tada ėjau. Ir tada pasirodo, man prasidėjo traukuliai. Tenai. Tai aš parkritau ten ant tų akmenų prie parodų rūmų. Jo, aš jau čia neatsimenu. O kaip mes greitai paskambinom? Lukas jaučiu. Aš čia nežinau numerio. Bet kiek aš atsimenu, kad jie tada paskambino mano tėvam. Nežinau aš to. Ir tada man buvo tik, kaip tai nežinai, tada jūs su mama atvažiavot. Neatsimenu. Okay. Atvažiavo mano tėvai ir važiavome į ligoninę. Gerai, nekoršinau galvos turėtų. Šitas kažkaip įsitrynė, matyt, smegenys nenori ją laikyti. Aišku, mes niekas nieko nežinom apie tavo būklę ir tu pati to nežinojai, bet tada kažkas viskas atvirto aukštyn kojom.
Po pirmo priepuolio tu nieko negali, čia ne diagnozė. Man tada sakė, kad kiekvienam žmogui gali būti vienas priepuolis. Ir dar ypač, kad aš gėriau prieš tai, kad buvo kažkokia šventė, tai čia galbūt iš viso kažkokios mega pagiros. Atsimenu, kad mano tėvai klausė po to Marijos ir Luko, ar jie man davė narkotikų. Ir galbūt čia nuo narkotikų buvo kažkas. Mane nervino ta nežinomybė. Tėvai turi savo teoriją, aš neturiu jokios teorijos, nežinau. Ir tą pasakai draugams, visi mes tokie pasimetę, nieks nėra turėję jokios patirties su panašiais dalykais. Irgi būnant, žinai, ten early 20s, ar ten iš vis dar below 20s, tai ten tiesiog, okei, epilepsija, cool. Žinai, gyvenimas važiuoja. Persikėliau Vilnių po kelių savaičių ir tada tie įspūdžiai naujo gyvenimo, nauji draugai, naujas butas. Tai aišku, kad užmiršau aš tą priepuolį, ypač kad aš nieko nežinau, nieko man nepasakė, ką aš čia dabar turiu su to daryti. Tai nustojau galvot po kurio laiko. Ypač, kad nėra taip, kad aplinkui pilna žmonių, kurie kratosi nuo priepuolių. Kai Rytė išvažiavo studijuoti į Vilnių, nei ji, nei jos draugai su epilepsija nebuvo susidūrę, bet epilepsija nėra labai reta liga. Pasaulyje jie serga apie 50 milijonų žmonių, o Lietuvoje apie 25 000. Epileptologė Rūta Mameniškienė rašo, kad nors epilepsija diagnozuojama vienam asmeniui, ji paveikia visą šeimą, keičia jos įprastą gyvenimą, santykius su giminaičiais ir draugais. Gal mažiau žinoma tai, kaip ji paveikia ilgalaikę atmintį. Tyrimai rodo, kad kai kurie epilepsija sergantys žmonės nebegali atsiminti naujų įvykių ar faktų, neatsimena ir autobiografinių, tai yra savo pačių gyvenimo detalių. Atminties sutrikimai taip pat gali būti ir vaistų šalutinis poveikis. Tik aš neatsimenu, kaip tu Glazge atsidūrai. Kai Rytė gyveno Vilniuje, panašių priepuolių daugiau nebuvo. Po metų ji metė studijas ir išvažiavo į Škotiją, kur gyveno jos draugės. Antras priepuolis įvyko Škotijoje. Man pirma vis tiek mintis, kai tau tas priepuolis buvo, žinai, tai tiesiog buvo, o Dieve, ar Rytė dabar mirs. Tai aš, Jasonas, Gabrielė ir jos vaikinas, Simonas. Ta prasme, jau tą dieną, kai vyko priepuolis? Mes kažkur irgi ėjome kažkokį vakarėlį. Jo. Tikriausiai. Aš neatsimenu. Tasme, aš tiesą pasakysiu, man kažkaip tas prisiminimas irgi toks truputį yra per tokią miglą, nes kažkaip aš taip labai supanikavau. Neatsimenu, ką mes visi veikiam. Aš kiek pamenu, kad tiesiog kažkaip mes sėdėjom svetainėje ir ten kažką kalbėjom keturiese, kalbėjom ir tada tau prasidėjo tas priepuolis ir aš taip labai gerai pamenu, pas mus kambarį buvo toksai rudas kilimas. Ir tu kažkaip taip gal net nukritai nuo sofos ant žemės, ant to rudo kilimo. Tokia supanikavau ir galvoju, Dieve, kas čia vyksta, bet tada Jasonas sako, it's okay, she's having a seizure. Ir jisai kažkaip prie tavęs priėjo ir laikė tavo galvą. Aš tiesiog taip, ta prasme, ką daryti, žinai, nes aš tokia pasimetus, nes niekada prieš tai nesu, žinai, ar mačius, ar apskritai buvus su žmogum, kuriam būtų buvęs priepuolis. Iš tikrųjų, tas priepuolis, toks jausmas, kad jis kokią valandą truko. Aišku, ten negalėjo būti valandos, ten tikriausiai buvo kažkokios kelios minutės. Jo, tiesiog taip, žinai, atrodo, o Dieve, kas čia vyksta, kada, kaip galim tau padėti. Man, kaip pasakyti, gal labiau netgi strigo ne tos priepuolio minutės, bet tas toksai, kai nustojo tie traukuliai, tu vis dar, kaip matyt, buvai nesąmoninga ir aš atsimenu, tai tu taip tiesiog atsisėdai, žinai, ir aš tokia, žinai, sakau, Rytė, ar tu viskas gerai, ir tu taip visiškai, žinai, nereaguoji nei ten į mane, nei į Jasoną, iš vis, žinai, tokia be reakcijos. Ir man rodos, tu buvai su kažkokiu megztiniu, jeigu aš dabar neklystu, ir to megztinio viduj buvo etiketė. Ir aš atsimenu, tu tiesiog taip pasiėmei tą megztinį ir tu taip pasiėmei tą etiketę ir tu tiesiog tą etiketę taip rankose taip čiukšdeni.
lyg ten, žinai, kažkas būtų ir tu taip žiūri į ją, taip, žinai, prisidėjus arti. Ir aš irgi taip sėdžiu ir galvoju, kas čia vyksta, ar tu čia bandai kažką perskaityti, ar tu bandai kažką pasakyti, žinai, kodėl tu taip darai. Ir tada atsimenu, tu tiesiog sėdėjai, žinai, ant to kilimo ir mes su tavim sėdėjom ir tada tu kažkaip taip, žinai, iš lėto taip kažkaip pradėjai ten ir gal ir mūsų klausimus atsakinėti, žinai. Tiesiog matęs, kad jau tu taip, žinai, grįžti į realybę. O vau, nes nesitikėjau, aš to išgirs, pirma mintis buvo, kad galvoju, kad aš numirsiu. Čia tokia gal labai taip nuėjau į tokį, žinai, bet čia, žinai, nežinau, man asmeniškai visą laiką tokia, čia, žinai, su daugom būna tokia mintis, žinai, kad ar įvyks pats blogiausias dalykas, kas tai gali įvykti, žinai, kas obviously yra tai, žinai, čia. Aš gal dabar jau žinočiau, kad, tas priepuolis baigsis, žinai. Ir va, ir tada greitoji, kai atvažiavo. Ir aš neatsimenu, ar vežė mane į ligoninę, man atrodo, kad vežė. Ir tada jau sakė, kad man reikia kažką išsitirti. Rytė gydytojų paklausė ir prieš išvažiuodama studijuoti į Amsterdamą pasidarė magnetinio rezonanso tyrimą. Aš taip netikėjau, kad čia kažkas svarbaus, kad aš tiesiog neatėjau atsiimti rezultatų, nes man atrodo daug svarbiau nuvažiuoti į Amsterdamą laiku. Amsterdame labai daug tokių skečių restoranų ir taip toliau, nes ten labai daug turistų ir labai daug būdų tos turistus išnaudoti. Tai tokioje vietoje, kur vadinasi Rembrandtplein, tokia aikštė, tai tenai buvo toks viešbutis ir tam viešbutį buvo restoranas, kuris atseit posh ir fancy, bet tikrai ne. Bet reikėjo baltus marškinius dėvėti, ten juodas kelnes, tokia didelė siaubinga prijuosta. Ir atsimenu, pirmą dieną atėjau ir ten Ivanas stovėjo už baro. Ir aš paklausiau, koks tavo vardas, ir jis pasakė Ivan. A girl coming from Lithuania that said that she couldn't pronounce her own name correctly. Well, that's true. I still say that. The first time that I heard about your situation, well, you didn't come to work and somebody told me that you had a seizure. Kai tik aš gavau tą darbą. Kažkada buvo, kad aš ėjau iš to restorano, važiavau dviračiu, ar ėjau link dviračio. Man atrodo, kad ėjau link dviračio. Ir buvo tas priepuolis tiesiog naktį. I don't remember anything of that. Yeah. I think I was on the way to work. I think you were either on the way there or you were on the way home. But you had a seizure somewhere in between. Then after that, there were like another 3-4 times that it happened the same. I remember one, you fell down your bike and you came back with a thing on your head. You said like, yeah, I fell on my bike. Next thing I remember is me on the ambulance and my bike was stolen, which was quite fun because, you know, my band in Amsterdam was called Gestolen Fietsen, which is stolen bike. And I told you, yeah, you can be like having a heart attack in Amsterdam. If there is a bike that is not being watched, they are going to steal it. And yeah, I remember you lost your bike twice into seizure situation. Nieko nebestebino aplinkui, kad tie priepuoliai vyksta. Kas kiek laiko jie vykdavo? Kartą per mėnesį kažkur. Nes tada tada gavau pagaliau diagnozę. Atsimeni tą dieną? Ne. Atsimenu, kad buvo kažkoks toks efektas, kad čia jau tikras dalykas. Nežinau, kažkaip aš iki galo nesuvirškinau, kad čia labai rimta. Aš man rodos taip nenorėjau jos turėti. Kas dabar, kaip pagalvoju, taip durna, nes... Hello. Nice t-shirt. Thank you.
Mums apie tai besikalbant, į kambarį įeina Ivanas, kuris dabar yra Rytės kambariokas. Do you remember, by the way, when I got diagnosed with epilepsy? I was just trying to remember what was my reaction, because I don't remember at all. You were angry. I was angry. Yeah. Surprise. But why? Because it was unfair that you wanted to, that you had to live your life like that. Okay. You don't remember that? No. So you were angry because you didn't want to live your life worried about when was the next time you're going to have one of these episodes, and that now everybody was worried about you, and that you didn't want it to be Burden? Yeah, burden for people, and people were judging you, and they don't have the right to judge you and to Okay. Yeah. Okay. Okay. Well. But it doesn't surprise me now that I was angry. Yeah. I think you were more desperate than angry, but you were saying that you were angry. But yeah, you just didn't know what to do. Yeah. Thanks. Any other question? Uh-huh. Any other question? Not right now, Okay. but thanks. You're welcome. Tai va, pasirodo, aš buvau pikta. Bet va, aš atsimenu, kad ta pirma gydytoja, kur man nepatiko, jinai išrašė man vaistų. Ir tu jas geriai? Gėriau. Ir pagėriau aš tos vaistus, bet man nepatiko, kaip jie kelia man dar didesnę depresiją ir tiesiog nustojau jas gerti. Tai buvo tikrai po to, man rodos, dar kažkokie vaistai, kuriuos aš pagėriau ir vėl nustojau. Tada Amsterdame, kol aš gyvenau, tai dar nueidavau į tą vaistinę ir pasimdavau tos vaistus. Bet aš gėriau, kol turėjau, ir tada, kai nebeturėjau, tai nebegėriau. Amsterdame Rytę užklupo kovidas. Be turistų mieste jautėsi fantastiškai. Kanalai atsivėrė pilnu grožiu. Opera ir ta saulė leidžiasi, visos tos nuostabios spalvos. Ir aš visiškai viena. Eik tu savo. Visas Amsterdamas priklausė man tada. Bet kaip tik tuo metu į Lietuvą grįžinėjo jos vaikystės draugės, kurios pasiūlė gyventi viename bute. Rytę pasiūlymas suviliojo likti Klaipėdoje. Mes ten ir susipažinom. Viena iš tų draugių buvo Živilė. Kartu su ja Rytė organizavo Baltijos šalių aktyvistų festivalį ir užsiėmė klimato aktyvizmu Klaipėdoje. Nu, čia jau buvo tavo antras ar trečias priepuolis Klaipėdoje, irgi vėl neatsimenu. Ir kaip ten buvo? Buvo, kad aš buvau namie, nu ir mes kažką turėjom veikti. Ir tada aš tau parašiau, ar tu vis dar ateisi, nes tu buvai pas tėvus tada. Prieš išeidama, nu, tipo, prieš ruoždamasi, aš tau paskambinau, nu, kad, tipo, žinai, kad atsirastume toj vietoj tuo pačiu metu ir kai paskambinau, tu ten, nu nesąmonės kažką šnekėjai. Ir tada aš pasakiau Kelumui, kad man atrodo, kad tau yra priepuolis ir kad tu kažkur esi, nes tu, tipo, jau buvai parašęs, kad tu eini. Nu ir tada mes greitai apsirengėm ir mes nusprendėm eiti, tipo, nuo namų 2 keliais ir link tavo tėvų namų ir tiesiog tavęs ieškoti. Žodžiu, ir tą visą laiką, kol mes ėjom, nu tai aš tiesiog telefonu su tavim kalbėjau ir bandžiau susekti, kur tu esi, bet tu visiškai nesigaudai. Ir tada aš tave radau ant tilto, tu sėdėjai ant suoliuko, ant tilto. Nu, aš jau mačiau, kad prasidės, tai aš dar paprašiau, kad atsigultų man iš karto ant kelių. Nu, tipo, kad galva nuleista ir ant šono. Nu, ir tu atsiguli ir tada to prasidėjo priepuolis, nutraukuliai. Aš atsimenu, kad tu tiesiog per tą priepuolį buvai žiauriai stipri. Aš gal tiksliai neatsimenu to priepuolio, bet aš prisimenu, kad buvai žiauriai stipri ir tada yra labai sunku nulaikyti, žinai, nu, tipo. Ir ką aš tik atsimenu, kad tavo rankos, nu, pirštai irgi žiauriai buvo tokie sutraukti, nu, atrodė kaip, nežinau, kaip iš kokio siaubo filmo. Ir aišku, tu visur kitur buvai apsirengus, tai ten labai sunku pasakyti. Aš galvojau, kad tavo pirštai
rankų sulūš. O tą, kur buvau su tečiu, atsimenu gana geriau gal biškį. Na, tai kaip ten viskas atrodė. Buvom autobusų stoty. Sėdėjom, tenai yra tokia pagrindinė laukimo salė. Ir tenai mane tėtis atvedė, nes man rodos mes nebuvom tenai. Ir tada man pradėjo darytis bloga, tą jausmą atsimenu. Tada jis mane pasodino, nuėjo nupirkti vandens, kažkokiu ten dragnų servetėlių. Keista reakcija, visi žiūri. Kad ten kažkas kažkokią pagalbą pasiūlytų, dar kažko tai. Kaip epilepsija, tai tampo standartiškai, tai yra, įsitempia žmogus. Sakykime, seilės, kas baisu, kad neužspringtų. Sutrinka kvėpavimas, garsai, kriokimas. Paskiau silpsta. Ir po to pradedi patyliukais grįžti. Iš pradžių suglembi kaip skuduras. Paskiau kažką tai pradedi suvokti, bet sveikatos, kiek suprantu, šitie priepuoliai jie daug atima. Nes jėgos kaip po tokios nelieka ir iš karto, nežinau, sąmoningai, nesąmoningai, tai einam iš čia. Ir parsivežiau namo. Tai baisus dalykas, aišku. Tas drėgnas servetėlės aš atsimenu dėl to, kad kai aš atvažiavau į Berlyną, aš vis dar jas turėjau kažkurioje kišenėje. Tai tas buvo visai miela. Drėgnosios servetėlės iš mano priepuolio Klaipėdos autobusų stotyje. Berlyne priepuoliai tęsiasi. Lietuvoje gydytoja Rytė išrašė kitų vaistų. Jos jį pabandė, bet priepuoliai vis tiek tęsiasi ir buvo gana dažni. O šalutinis poveikis grįžo. Toks kaip nuolatinis nuovargis, kai gali miegoti 12 valandų, bet vis tiek esi pavargęs, motyvacijos trūkumas, liūdesys. Kai kurie vaistai nuo epilepsijos netgi gali kelti mintis apie savižudybę. Kai Rytė persikraustė į Berlyną, vaistai, kuriuos ją išrašė Lietuvoje, pasibaigė, naujo recepto ji neprašė. O kaip atrodo tie tavo įrašai dažniausiai, kaip tu tą darai, tą įrašinėjimą? Tai yra toks mygtukas. Bet, tu kartais... Tada įsidedi į kišenę dažniausiai. Į kišenę įsidedi. Aš nenoriu, kad žmonės matytų. Tarp Rytės įrašų iš Berlyno buvo vienas įrašas, kuris man pasirodė labai įdomus. O, čia tas seizure. Iš 2022 metų spalio. Bet čia tik 1,5 valandos, kodėl aš manau, kad 3 valandos. Jame Rytė su drauge Miriam dalyvauja techno kontrproteste prieš Vokietijos kraštutinės dešinės pažiūrų partiją AfD. Ir mes ten einam link tų žmonių ir tada man pradėjo jaustis biškai keista. Ir aš galvojau, kažkaip man kartais būna prieš priepuolius, kad ne visada, bet kartais aš galvoju, kad aš apsivemsiu ir tada man irgi taip atrodė. Bet aš tiesiog galvoju, okei, noriu kažkaip man bloga, tai sakau, gal galim biškai prisėst. Miriam sako, jo, galim prisėst. I didn't really notice at first when you started getting, I guess, a little confused or something. Like, it took me a minute because it wasn't super obvious or something and we hadn't really talked much, so, we're just hanging out. Yeah, and I remember that you were bent over for a long time. And then, like, for a short moment, then it crossed my mind. I'm like, ooh, could this be a seizure? But then I was like, but you're, like, lucid and you're, like,
I don't know. I was just like, probably not. Think straight ahead, because the Rona ones... Ir aš turėjau telefoną, tą nesirašinėjau. Ir turbūt kažkurio metu, kol viskas ten vyko, aš tą telefoną įsikišau į kišenę. Nes po to prasidėjo tas mano priepuolis. Ir Miriam pradėjo manim rūpintis, pasodino mane kažkur ant pievelės. I went on my knees and I like put your back and your head basically in my lap and like sort of loosely held you, you know. And then of course, since we were at a demonstration, there's people everywhere and people are concerned and there's like security as well. And so the thing that stressed me out immediately was you telling me, do not call the ambulance. Because you had this big ambulance bill that you were still struggling with. But here I am at a public event, holding you, and people, they're helpful and nice, you know? Yeah. And people would be running like, oh my God, I'll call the ambulance. I'm like, no. Like, it's fine. They're like, it doesn't look fine. And I'm like, no, it's fine. I know she's going through a seizure and she told me not to call. And they're like, oh. So they keep walking. But then the next people would come running like, oh my God, are you okay? I'm calling the ambulance. So then sooner or later, security was also like there. And he's like, I'm calling the ambulance. And I was like, please don't. Yeah, so that went on for quite a while, I felt. And then this nurse and doctor indeed walked up, these two women, and asked if they can help. And I said, well, yeah, you know, like she has a seizure, she has them more often, blah, blah, blah. And one of them actually had, you know, one of these like golden blankets to keep you warm. So she put it on the floor and we put you on there, like just got you more comfortable and stuff. It did help a lot that these two women were there because they were very like, oh yeah, now she's going through this phase, that's normal. And I'm like, oh, okay, cool, you know, like they were really sweet and caring and just, they were like, we'll hang out here until like it's over, you know. It was super weird to have like all of this happen and then a person sort of narrating like, no, that's totally normal. I'm like, okay. So I don't know, it's just super weird. Looks like all the people cleared out. So. Oh, it's just for chaos, so everybody's driving at the same time. Aš tik neatsimenu, ar mes su greitąja važiavom iš to ir su mašina. Oh, this is where we are. I know this. I think this is Leopoldplatz. That's fucking far. They have a... Leopoldplatz? Yeah, from Bundestag. I mean, I just can't believe that they did all this work. Or did they just have... Išsitraukiau tą telefoną. I don't know. It's actually... My God. This is gonna be how long? Ir aš supratau, kad tas įrašas vis dar ėjo. Žodžiu, situacija buvo tokia, kad aš turėjau atskristi į Berlyną ilgam savaitgalį pas tave. Turėjom turėti fun savaitgalį ir tada porą dienų prieš man atskrendant, tu atsiuntei žinutę, kad patekai į avariją, bet buvo priepuolis ir dabar esi ligoninėj, bet telefonas miršta, tai bye, kažkas tokio. Okay, fun.
The text was something like, I'm in the hospital and I had a seizure and I fell off my bike. I'm in a hospital now, but I cannot text you. Or something like that, you didn't have any more battery. And that's it. And like, no idea where you are, where did they bring you. Buvo labai baisu, nes maždaug aš neturėjau jokių kontaktų tavo draugų, kambariokų, kas dabar suprantu, kad buvo irgi labai reckless iš mano pusės. Bet sužvejojau per Instagramą kelias žmonės, kurių vardus žinojau. Ir aš susisekau su jais ir klausiau, ar jie žino, kur tu esi, ir kas atsitiko, ir ar jie turi kaip tave pasiekti. Ir niekas nežinojo. Ir aš neįsivaizdavau, kaip surasti, kur tu esi, kokioj tu ligoninėj. Ir kodėl tavo telefonas neįjungtas. Your sister called me, and Martina called me, saying that you had one, and that you were in the hospital, and I needed to find out which hospital were you. And I went to 3 hospitals, not remembering that we had a fucking hospital in 5 minutes from here, and that there's where they bring you all the time. Aš šią dieną dažnai neinu. Bet jo. Tai čia tokia gana didelė gatvė. Ir aš tada važiavau dviračiu naktį iš darbo, kai dirbau bare. Buvo kažkur apie 1 nakties. Ir ten, kai leidėsi nuo to kalno, ten yra toks kalnas, nu čia ne kalnas, o tiltas per bėgus. Bet kai tu važiuoji, jį ten labai daug reikia minti ir jau taip šiek tiek pavargsti, nes čia jau nebe... Čia didelė šiaip kelionė nuo mano namų, nuo to baro iki mano namų. Ir tada, kai važiuoji žemyn, tada žiauriai greitai. Ir čia pati buvo linksmiausia mano maršruto dalis. Nes jau taip esi nebetoli namų. Ir tada greitai važiuoji dviračiu. Bet aš kartais iš tikrųjų pagalvodavau, o kas jeigu šitoj pačioj greičiausiai vietoje man atsitiks priepuolis. Tai gal kartais geriau apie tokius dalykus negalvoti, nes ėmė ir atsitiko. Tai va, riedėjau. Ir čia mane rado kažkas parkritusi šitoj vietoje. Ir iškvietė greitai. Ir jo, aš susilaužiau čia raktikulį dešinį šitos avarijos metu. Ir aš tada atvažiavau į ligoninę. Aš visiškai tokioj panikoj. Viena naktį su kažkokiu sulaužytu fucking kaulu. Ir dar aš tuo metu, mano toks sulūžęs telefonas, kad jeigu aš jo nebūdavau prijungusi prie elektros, tada man jis išsikraudavo po 2 minučių. Nes neturėjau pakrovėjo dėl kažkokios durnos priežasties. Turėjau knygą, čia vienas geras dalykas, aš žinau, kad visą laiką reikia turėti knygą. Nes jeigu atsirasi ligoninėje, tai žiauriai nuobodu be knygos. Tai aš žinojau, kad sesė kažkur yra pakeliui ir kad jinai žino, kad aš ligoninėje, bet nieko nežino apie tai. Jo, ir kad aš turiu sulaužytą kaulą ir kad man darys pirmą operaciją gyvenimą. Po to jie sakė, kad aš turėčiau 3 dienas tenai dar pabūt, kad sugytų, nes ten įdėjo tokią metalinę plokštelę su 8, man rodos, varžtais. Jo. Ir sakė, kad aš turėčiau dar 3 dienas pabūt, bet man jau buvo taip baisu dėl visų mano draugų, dėl mano sesės, nes aš žinojau, kad jinai tą dieną jau turėtų atvykti vakare. Ir tada man prasidėjo toks visiškai panikos priepuolis ir aš sakiau, jūs turite mane paleisti. Ir tada man gydytojas, jis šiaip buvo labai fainas, ir sako, bet aš tau galiu duoti savo Instagramą, gali tu surasti tą savo sesę, jeigu tavo telefonas nebeveikia. Bet aš jau tada buvau visiškai nebe toj fazėje, aš sakiau, viskas, jūs turite mane išleisti, nuimkite tas visas lašelinas, man reikia ir lauk. Tai jo, išėmė man tas lašelinas ir išėjau, su tokia šlubuojant, sulaušiu tą ranką. Skaudėjo? Jo, labai skaudėjo, ranka visa buvo tokia šleiva kreiva. Tai labai gerai, kad sesė atėjo, išplovė galvą. Jo.
Ir tada, kai nuvažiavom ieškoti tavo dviračio, ir kai pamačiau, kokia tam buvo gatvė. Ir neprisimenu, ar tu užfiksavai šitą detalę, bet visiškai šalia tavo dviračio, tam buvo priparkuota mašina, kuri buvo sukniužinti priekį. Tai nesusiję su tavo avarija. Bet bent jau aš tikiuosi. Bet aš visuomet pamačiau tą ir visą tą situaciją mane visiškai šokiravo. Ir po to negali negalvoti, kaip arti buvo baisesnio scenarijaus. Buvo labai didelis šokas. Kažkaip labai aš tada aiškiai supratau, gal dėl to, kad ir viena turėjau laiko toj ligoniniai, 1-2 dienas. Bet jo, gal dėl to, kad kažkas vyko tokio baisaus ir aš buvau visiškai viena, grinai per tą ir tą pirmą operaciją gyvenime. Tokia labai nepatogi situacija, bet čia yra iš dalies, aš prisiimu atsakomybę, nes čia yra pasekmė mano chaotiško gyvenimo būdo. Ir šiaip dar buvau tokiam neigime. Jo, čia yra kažkokia epilepsija, čia turėčiau gerti kažkokius vaistus, bet man tie vaistai nepatinka, aš čia sulėtėju, man čia nuovargis, čia kažkaip liūdniau pasidaro, čia toks vargas jos gauti, tas daktaras nepatinka, tas daktaras nieko nežino. Žodžiu. Kartais labai frustrating žinoti, kad aš labai jaudinuosi. Ir kiti žmonės tavo aplinkoje jaudinuosi ir buvo Nežinau, tai būdavo, ta prasme, dalykų, kuriuos tu darai, kurie mane neramino. Nežinau, ar tai yra jausmas, bet, pavyzdžiui, man buvo pikta ant tavęs. Having a friend who Ne dėl to, ne dėl to, kad tu turi epilepsiją. in any case, but your attitude. You don't need to have worse seizures, you know, that drinking too much alcohol or smoking a street. You are going to debate with a knife is necessary. Start like drinking. You can my stress to try to change the process. And I'm not blaming you. Ar tu dar čia? Va ten tas namas yra ten, kur aš galėjau. Tas namas? Jo. Tai čia toks raudonų plytų su tokiais aukso padailinimais. Bet čia tas žiedas, kur Martina pasakojo, kai mes čia pirmą vakarą sėdėjom su draugėm. Tokį saulėtą vasaros vakarą. Mane nusintė čia mano neurologas. Ir tada jisai irgi, jis normaliai manęs išklausė, suprato, kas čia per situaciją. Ir tada jisai pasakė, kad būtų gerai, kad mane kažkas ištirtų ligoniniai, o ne daktaro kabinete. Ir tada jis pasakė, kad reiktų šitą ligoninę manyti. Ir va. Tas gydytojas pagrindinis buvo labai fainas, toks juokingas. Kaip norėjo mane motyvuoti, kodėl man reikia gydymo, nes aš atnešiau kiekvieną kartą, kai tave pasigauna greitoji, tada jie duoda tau tokį laišką ligoniniai su visa informacija ten apie tavo, kurie tave rado, ką rado tavo kraujai, kai darė tyrimus ir taip toliau. Ir aš ten turėjau tokią krūvą tų laiškų iš visų greitųjų, nes paklausė, kiek aš noriu tokių laiškų turėti
ar čia kažkoks žaidimas, kad aš noriu pabūti kiekvienam, emergency room Berlyną. Ką tu atsakei? Nieko, buvo 9 ryto. Aš neturėjau su nieko kalbėti. Jo. I remember it with a smile, to be honest. I find it very cute, and I know that maybe for you, since you had to be there at the beginning, it was meant to be few days, then it became 1 week, and then it became 2 weeks. I guess that for you, your perception must be very different than mine. Every day there was someone coming to visit you without even planning it too much. We were just playing cards in the park. I think it's funny that we were doing picnics in the park of a hospital, basically. We were just hanging out. Ligoniniai Rytė atliko išsamesnius tyrimus ir paskyrė naujus vaistus. Tai ar tu dabar esi ant tų pačių vaistų, kuriuos... Jo, vis dar ant tų pačių. Ir dabar vis dar turiu, nežinau, ar girdėsi labai smarkiai, kai tokie trūkčiojimai mano kalboj. Bet trūkulių nebuvo nuo to laiko. Nuo šito mūsų pokalbio praėjo beveik metai. Per tą laiką įvyko vienas didelis priepuolis. Užtat kartais vis dar nutinka tai, ką įvadina pusiniais priepuoliais. Aš pats esu matęs tik tokių. I don't really remember this, because now that we're saying this, I remember from my work, this work where I am now. Mhm. Yeah, that was a difficult Prince liar occupation. This one? The right word. The Prince liar the occupation. What? I'm so lost right now. This is bad. No worries. Scheiße. Describe it. What kind of occupation? Oculation. The spider oculation. What? Okay, Sorry. can you do the other thing? Toks nutiko ir per pokalbį su Miriam. Which other thing? Oh, the other event? Yeah. Okay. Are you okay? Yeah, it looks so good. But you can do that, right? Yeah. Please. Yeah, I can. Okay. Sorry, I'm just... Yeah, I'm all right. Like, It's okay. this should be a Yeah. more it's than okay. difficult interview because I'm also Please. only half a brain, okay? Okay. So don't feel bad. So, I'm Don't feel listening. bad. Yeah, I'm listening. It's okay. Yeah. Bitte. Yeah, you ready? No. Not yet. Mm-mm. That's okay. Yeah. I'm sorry, babe. No, it's okay. I looks good, please. Yeah. Yeah. You know what? If you want, I can like chat a little bit. Please. Yeah, like in Yeah. the topic realm, but I don't know if this is interesting at all, but I do remember, I don't know how to say this, but I do remember like your episodes taking up quite some like when I thought of you, I thought of this often. Let me put it that way. Because when you came to Berlin, I feel like it happened quite a bit successively. And a lot of time when I thought of you, I thought of your episodes actually. And like sort of, yeah, just wondering how to be your friend that, you know, to make this part of your life easier for you, which I don't actually know if that's a thing. I don't know if someone can do this for you. I don't know. But I remember thinking that. Like, how can I be your friend who's there for you also during these times or specifically during these times? Yeah. And and I never really landed on an answer. And I think I was also, now that I'm talking, maybe a little bit afraid to ask. Actually. Yeah. Yeah, I think so. 'Cause, you know. Yeah. And now that I'm saying this, I'm thinking, why didn't I ask?
still not until this day, because I don't think I ever asked you how to be a friend for you in that regard. Yeah. Maybe when it's a good time, I would like to ask you that question. Yeah. Oh, no. You okay? Yeah? Let's take a break? Yeah. Shit. Yeah. Yeah? Can I give you a hug? No, I think it will be fine. Yeah? Do you want me to give you a moment, maybe? No, I think it should be fine. Okay. Take a moment, it's okay. Do you want to smoke a cigarette? I don't know. The fuck? Come on. So stupid. What are you feeling right now? I don't know. Coke. All right. Let's try. Yeah. I think it should be okay. Yeah. Cool. Okay. Tai kaip ten viskas buvo. What? I don't speak Lithuanian. Okay, so how was it? Okay. So in the beginning, how did we susitikom? This is which interesting. Take some water, woman. Come on. It's okay. So what were we talking about? Kadangi tu taip myli, taip norisi, kad aš ką. Nenoriu, kad kai tik jau pradėsiu normaliai kalbėti. Galiu pasakyti. No. Va, aš viską bandau atsiminti per visus šitos įrašus. Aš labai daug ką neatsimenu iš tų istorijų. Kai klausausi žmonių, jos atrodo tokios žiauriai didelės ir aš neatsimenu beveik nieko. Aš iš tikrųjų kai kurių visų pilnų istorijų neatsimenu. Kur aš parkritau, ar parkritau nuo dviračio, ar parkritau beeidama, ar parkritau ant stalo ir susikrūvinau visą savo fucking kaktą. Kas su manim buvo, į kokią ligoninę važiavau, gal iš vis nevažiavau į ligoninę. Ar aš buvau toj ligoninėje ilgiau, ar man reikėjo taksą kviesti ir skolintis pinigų. Turiu tokių vaizduotę atsiminimų, kuriuos aš nežinau, ar iš vis yra sapnas. Ar iš tikrųjų aš mačiau pro langą tas gatves ir gulėjau aš toj ambulance car lovelėj ir žiūrėjau pro langą, ar čia iš vis kažkoks sapnas. Nes jau yra šitiek kartų visą šitas įvykę, kad aš nežinau, kaip atskirti. Ir biškai yra iš tikrųjų baisu, kai pagalvoju. Ir įdomu iš kitos pusės. Nes kai klausaisi, sužinai apie savo gyvenimą daugiau, nors atrodo tas jau įvyko ir tai jau yra mano gyvenimo dalis, bet kadangi aš užmiršau, tai dabar aš iš naujo galiu įsidėti į savo istorijų krepšelį ir tai tampa mano gyvenimo dalim iš naujo. Kas iš tikrųjų dabar, kai kalbu, atrodo gal visai gražu tie prarasti atsiminimai, kad tu juos išgirsti iš kitų žmonių, tai kaip perskaityti tą knygą, kuri apie mane. Čia tai quality sound. Tada iš viso susipina dalykai. Ką aš atsimenu, ko aš neatsimenu, ką kiti žmonės atsimena. Arba galbūt jie neatsimena, ir aš su jais kalbėdama bandau sukurpti tą istoriją iš naujo.
tai kiek gyvenimas iš vis yra fikcija, kiek iš tikrųjų šitos istorijos yra tikros, arba galbūt tiesiog sukurta istorija kelių žmonių. Labai gražiai. Aš sugalvojau, ką reikia padaryti. Sugalvojau priemonę. Davai, pasakyk, ko įrašinėjai. Mums reikia atsėsti prie tavo kompo, telefono ir paklausyti daug tų įrašų, kuriuos tu esi įrašusi. Ir kad tu papasakotum, ar pabandytum atsiminti, arba pabandytum sugalvoti, kas čia buvo per vietos, kurios tu įrašai ir kodėl tu jas įrašai ir kas tau buvo gražu. Okay. Tokia priemonė. Cool, davai. Nice. Sakiau, kad bandau šią. Nu jo, nes tu tiesiog eini kartais ir pasakai kokį monologą 20 minučių. Čia buvo fainas tas Jūs klausėtės Naros dokumentikos. Tyrimai rodo, kad žmonių sergančių epilepsija gyvenimo trukmė yra apie 10 metų trumpesnė už vidutinę gyvenimo trukmę. Mirtingumas 3 kartus didesnis nei bendroje populiacijoje. Reikšminga ankstyvo mirtingumo dalis yra nulemta nelaimingų atsitikimų ir savižudybių. Tyrėjai teigia, kad depresija, nerimas ir suicidiškumas yra paplitę tarp epilepsiją sergančių asmenų Lietuvoje, bet jų diagnostika ir priežiūra vis dar išlieka nepakankama. Jei jūs patys susidurėte su psichologiniais sunkumais, pagalbos galite rasti tinklalapyje Pagalba sau, o jaunimo linijos numeris yra 8-800 28 888. Jeigu sergate epilepsiją arba turite artimųjų, kurie serga epilepsiją, esate medikas, kuriam rūpi sergančiųjų poreikiai, gyvenimo kokybė ir integracija į visuomenę, galite prisijungti prie Lietuvos epilepsiją sergančiųjų sąjungos EPILE. Jiems taip pat dėkojame už konsultacijas, ypač Brigitai Hricai ir Donatai Balčikoniniai. Šią dokumentiką kūrėme kartu aš, Adomas Zubė ir Rytė Jarmoškaitė. Už pagalbą redaguojant ačiū Indrei Krišaitai ir Karoliui Višniauskui. Už įrašus ir pagalbą dėkui Ignui Balčiui ir mano. Naros teminės muzikos autorius yra Martynas Gailius. Rengiant laidą rėmėmės profesorės Rūtos Mameniškienės knyga Viskas apie epilepsiją, taip pat profesorės Mameniškienės, Daliaus Jatuzio, Gintaro Kaubrio, Valmanto Budrio tyrimais apie epilepsijos poveikį ilgalaikiai atminčiai ir kitais moksliniais darbais, kuriuos rasite prisegtus mūsų tinklalapyje nara.lt. Ten taip pat galite išvysti visų kalbėjusių nuotraukas, kurias Rytė nufotografavo juostą. Taip pat perklausyti dokumentiką su titrais anglų ir lietuvių kalbomis. Šią ir kitas publikacijas leidžia finansuoti projektas Perspectives. Tai iniciatyva, kuri būrė rytų ir vidurio Europos žurnalistus ir yra finansuojama iš ES fondų. Ačiū Jums, kad klausėt ir iki. Like 50.